mėnesio ekspozicija. Mes jau į 2 valandą į ekskursiją nespėjom, nes pasirodo bilietai parduoti. Tai tikrai didelis susidomėjimas, daug žmonių, bet mums Seriožo dažnu atveju sekasi tokiuose visokiuose muziejuose. Tai pasirodo šiandien dar yra pačios autorės, kuri, man atrodo, knygą parašė Partizanų batuose, kaip ir knygos ir ekspozicijos pristatymas. Tada mūsų norimo ekskursiją mums taip ir nepavyko pakliūti. Bet užtat gavome galimybę išgirsti, pamatyti, kaip gyveno ir kovojo už Lietuvos laisvę mūsų tėvynės partizanai. Štai čia matome partizanų batus. Jie slėpėsi miško slėptuvėse, gyveno sunkiomis sąlygomis, o pėdsakus bandė maskuoti šakomis ir eidami per upelius. O kartais net pasigamindavo papildomus padus su atvirkštiniais pėdų antspaudais. Visi šitie objektai nėra kažkokie originalūs. Kartais žmonės klausia, ar čia tie patys batai, kur po pelkės braidė partizanko, ne. Bet iš panašaus laikmečio, sakykime, ir kaip analogija, galbūt kaip pavyzdys, kaip galėjo būti. Nes tik tu į ne vieną pusę, o uždėtas tau analoginis batas, tai kita. Ir visokios, kurių pusė vaini. Taip pat jie gamindavosi gyvūnų pėdsakus primenančius padus. Beje, dar vienas įdomus faktas, kad kai kuriuose iš šių batų buvo įrinktos specialios slėptuvės. Ten jie slėpdavo dokumentus, laiškus ar mažus siuntinius, kuriuos reikėdavo perduoti ryšininkams. Tokiu būdu net paprastas apavas tapdavo ne tik apsauga nuo miško sąlygų, bet ir tylus kovos įrankis, padedantis palaikyti ryšį tarp bendražygių. Ir dar viena trumpa, bet labai svarbi detalė. Partizanams batsiuviai buvo gyvybiškai reikalingi. Jie žinojo, kada partizanai ateis pas juos. Tačiau kartais tie patys batsiuviai dėja išduodavo savo bendražygius KGB tarnybai. Tokios istorijos visada baigdavosi labai liūdnai. Tai vat netgi tokiais būdais dažnai buvo perduodamas, turint tas tokias, žinant, kam ką reikia, kokios dienos ir kokios vaidimo. Net gali tekstą pasakyti. Galiu, parašyta grįžk tu namo greitai. Ten šeima nestokos maisto, tu ten baigsi universitetą arba ten mokyklą. O čia yra tavo artimasis partizanas, ar ne? Arba čia yra partizanio gyvenimo pasirinkimas, nenusveria. Dabar kitas ištraukia. Tiesiog vis tiek neišduosiu kelio, kas bebūtų. Išlaisvinimas. Jūsų šeimos nariai yra tremtyje. Jūsų sesuo badauja ir jis iš tikrųjų sako, jūsų sesuo grįž. Grįž iš lagerio, iš tremties. Tiesiog jūs iš tikrųjų moraliai pradeda atsiverti, kas svarbiau, ar artimas žmogus, kuris mirs, ar partizanio gyvenimo pasirinkimas, bet nenusveria. Apdovanojimas. Apdovanojimas. Tiesiog jūs gaunate ypatingų apdovanojimų, kad tiesiog nusipelnę Sovietų Sąjungos pilietis. Ir visais dalykais. Žiūrėkit, nenusveria, bet jau netoli to, jūs pradedate abejoti. Grasinimai. Jums pradeda grasinti, kad nužudysiu su dukra. Ir tada iš tikrųjų nežinau, kaip jūs pasielgtumėte tokiu atveju. Ir nebūtinai bus taip arba kitaip, bet iš tikrųjų noriu pasakyti, kiekvienas yra žmogus, kiekvienas turi pasirinkimus. Ir gyvenime, žinokit, iš patirties tų žmonių, kurie buvo partizanais, kurie turėjo artimuosius, žinokite, dažniausiai būna kitaip tas žmogus, kuris daužosi krūtinę. Ir sako, niekada neišduosiu tėvynės. Dabar aš, pavyzdžiui, duočiau jums lapą ir sakyčiau, pasirašykite, kad jūs mirsit. Žinokit, nei vienas nepasirašysit. Kažką man, kad aš kažkur duočiau. Todėl, kad dažniausiai tie, kurie daužosi, kartais ne dėl savo valios, kartais dėl savo silpnumo ir save graužia ir nusivilia savim, palūžta. O tas, kuris būna abejingas, kartais išgelbėja visus. Vis dėlto, kaip bebūtų liūdna, kartais neištverdavo ir patys miško broliai, žiaurių KGB kankinimo būdų. Ar net jų artimieji. Ir išdavystės akimirkos tapdavo lemtingos. Tada KGB iššukodavo teritoriją. Dažnai surasdavo slėptuvės, o kartu su jomis ir žmonės, paaukojusius savo gyvenimą už Lietuvos laisvę. Po šios prezentacijos mes tęsime savo ekskursiją po 9-ąjį fortą. Ir pripažinsiu, man pačiam buvo naujiena, kad aplink Kauną buvo pastatyta net 11 fortų, kurių paskirtis buvo visai ne ta, dėl kurios visame pasaulyje taip liūdnai pagarsėjo būtent 9-asis fortas. O tais pačiais metais pradėtos 12 naujų fortų statybos. Jie turėjo suformuoti antrąjį išorinį gynybinį tvirtinimų žiemę.
Kiek mes žinome, Rusijos imperija buvo okupavusi Lietuvos didžiąją kunigaikštystę dar 1795 metais, o fortus pradėjo statyti tik tais nuo 1903 metų. Ir statybos truko apie 11 metų. Vėliau, Pirmojo pasaulinio karo metu, 1915-aisiais, šios fortus per kelias dienas užėmė Vokietijos kariuomenė. Taigi aplankėme šią vietą, prisiminėme istoriją ir supratome, koks svarbus yra mūsų paveldas. Deja, šį kartą nepatekome į holokausto ekskursiją, bet čia būtinai sugrįšime dar kartą. Na, o po bendros 9 forto ekskursijos mes visgi trumpai užmetėm akį į Antro pasaulinio karo palikimą. Aš noriu uždaryti. Tu visai Tai nereikia iki jo uždaryti. Su dar užstriksi. Gražu ir Lietuvoje. Faina, kai galima rasti ir čia gražių vietų su gražiais vaizdais. To jau noriu parodyti. Kai atsikeli ryte, tai pasitinka senamiesčio vaizdai. Bet iš tikrųjų dabar nebe tai. Mūsų laukia šiandienos kelionė į Birštoną. Birštone mes pasivaikščiosime, aplankysime kelias vietas ir aš manau, mūsų laukia labai graži ir įdomi diena. Šiaip administracija žadėjo mums atnešti iš restorano kavos. Na, jau laukiam virš 10 minučių. Nieko nėra. Nu, šviežias kavytės atėjo. Satulė! Greičiau užpakalį plauk, kava atėjo. Užpakalį plauk, kava atėjo! Čia yra mano mėgstamiausias nišinis butikinis viešbutis. Čia va pusryčių vieta. Kas mėgsta šampaną, turi Runa Blanc de Blancs ir Rosé. Nauja erdvė atsidarė. Tai gražu. Sveiki, sveiki, jaunuoliai. Nežinau, kas čia yra, bet tikrai labai įdomu. Čia interjero detalės tokias yra unikalesnės. Tokias padažiukas holonesa, ne? Poached steaks. O po 5 dienų badavimo, dabar antra diena valgymo, tai oh my god. Tarsi ričiukai, šviežutėliai, krosaniukai su karamelė. Lietuvos tipinis oras. Šūdas. Žodžiu, pradėjo lyti, tai su dronu ir su vaizdu iš viršaus. O prasidėjau pusryčių ryto prie registracijos, kad galėčiau įsiregistruoti, galėčiau čia pakelti. Karačią. Tikėkime, kad Birštone bus mažiau to lietaus ir galim bus Birštone pakelti ir parodyti iš viršaus gražų tą miestelį. Kauno Švento Apaštalo Petro ir Povilo arkikatedros bazilika. Pačiam Kauno centre. Žmonių krūva braunasi į vidų. Ar todėl, kad lietus, ar todėl, kad labai tikintis. Eisim pažiūrėsim. Šiek tiek trumpai apie pačią baziliką. Tai yra seniausia ir didžiausia gotikinė bažnyčia Lietuvoje. Pradėta statyti dar 14 amžiaus pabaigoje. Plius tai vienintelė Lietuvoje gotikinė bažnyčia su bazilikos statusu. Šiaip aš dabar tik pagalvojau, dabargi sekmadienio mišios. Taip, aš labai norėčiau žvakutę uždegti. Tai pasimelsti. Žinai maldas? Taip. Tik iš katalikišką mokyklą šiaip jau. Tai gal pasimelsim? Viskas užtenka? Noriu, kad pradėčiau poteris. Taip. Apie savo išlaisvintoją, apie savo išgelbėtoją. Poteris. Niekada nesumačiau bažnyčiai vaikų kampelio. Tai taip įdomu. Labai įdomu, vaikų kampelis. O pati bažnyčia statyta iš raudonųjų plytų, gotikos stiliumi, bet vėliau buvo papildyta ir renesanso, baroko
ir klasicizmo elementais. O bažnyčios viduje galite pamatyti įspūdingą barokinį altorių. 17-19 amžių menančias freskas ir skulptūras. Beje, šioje bažnyčioje vyksta ne tik religinės apeigos, bet ir koncertai ir kultūriniai renginiai, nes akustika čia labai puikia. Kelias nuo Rotušės. Link pilies eisime pro tokią gatvelę. Šiaip man labai patinka Kaune, kad jie ganėtinai yra tokie meniški ir turi įvairių tokių nišinių parduotuvėlių, butikėlių, labai skoningų interjero detalių, rūbų ir taip toliau. Tai aš jeigu neklystu, mes toliau ten praeisim ir ten bus, pavyzdžiui, toksai Koko butikas. Tikrai gražių merginos labai daiktų turi. Kas esate Kaune, užsukit, pasižiūrėkit, by the way, čia nesponsoruot reklama, o nuoširdžiai rekomendacija. O šiaip, kas Seriožas sakė, kai įsijungęs kamerą, pasant atsiranda LRT, vedėjas, iškalba ir kas, šipsenytė? Stovi žmogus sloga, tik mato kamerą. Sakau, Jėzus Marija. Nu, matai, sukurta dirbti prieš kamerą. Na, štai Kaunas. Kauno širdis, Kauno pilis. Šiaip, oras labai prastas, labai lyja ir kamerą nenorėčiau aš taip laikyti ir greičiau norisi į mašiną, nes prašlapsim visi. Tai, Droną pakelt negali. Jo, jeigu šiaip patiems būtų įdomu, parašykit komentarę, galima padaryti tokią mini Kauno apžvalgą, aplankyti tokias lankytinas vietas, parodyti Kauno gražesnės vietas, bent jau kurias mes žinom. Ir aš pasidalinsiu savo geriausiais restoranais, o Santulė yra atradus Kaune gerų spotų. Tai va, o jūs dar taip pat galėsite į privatą man parašyti, ką reikėtų aplankyti, ką būtinai reikėtų parodyti apie Kauną. Nu ir tai kažką sukliuosim, ne? O mes važiuojam į Birštoną. Oras va toksai. Labadiena, labadiena. Kas čia toks, koks gražus bluzonas. Tai kas gyvas. Čia mūsų komandos narys. Čia yra mano patėvis. Labukas. Visada pasipuošęs Lietuvoje. Taip? Krasavčikas. Vietinis gyventojas mūsų atvežė kur? Į Birutės vilą. Į Birutės vilą. Kas čia vyksta? Parelaksuosi. Mat bus siurprizas. Reikia užėjti, pamatysi pats. Kaip O suprantu? svarbiausia, Nu, kaip sakė, tai yra nemokama. Nu, kaip neišbandysi, ne? turbūt mėgstamas mūsų žodis, jo? Nemokamai. Prašau, užėjti. Bet kažkodėl už viską reikia mokėti daug. Kur? Ačiū. Pamedituoti tie, kas mėgsta, pasidėti, pabūti tylumoje, paklausyti vandens. Why not? Birštonas turi ne tik gamtą, bet ir skulptūrų taką. Čia kūrinys skirtas Martynui Mažvydui. Netoliese stovi poeto ir kunigo Antano Strazdo skulptūra, o taip pat ir Vaižgando atminimo paminklas. Nepraleidome ir paminklo Baliui Sruogai. Čia jis įamžintas už tai, kad būtent Birštone parašė garsųjį Dievų mišką. Na, o štai čia mes matome Birštono Švento Antano Paduviečio bažnyčią, vieną gražiausių neogotikinių šventovių Lietuvoje. Ji pastatyta 1909 metais iš raudonųjų plytų, o išskirtinis jos bruožas – aukštas, baltas bokštas, kuris yra matomas iš toli. Bažnyčia tapo ne tik dvasiniu centru, bet ir architektūriniu Birštono simboliu. Viduje jauki, šviesi erdvė, o už durų ramybė, kurią gali pajausti vos įžengus. Šaltinio vanduo, net manau, laiku yra. Vadinasi, kunigo šaltinis. Ir Prienų žmonės, aplinkiniai, kurie gyvena butuose ir vanduo nebūdavo toksai skanus, važiuodavo ir užsipildavo, parsiveždavo savo vartojimui tą vandenį. Taip, kad aš dabar parodysiu ir jūs užsipilsit, kiek jūs turit bakų. Galėsit prisivežti savo. O mes bakų daug neturim, bet be šaltinį vandenį mes mėgstam.
Vytautas, tai jau pademonstruosiu, kaip tai daroma. Vanduo šitas tyrimas? Jo, tyrimas. Buvo tyrimas, jo? Jo. Matai, kad sudėta miesto šitie ženklai, kad jo, tyrimas. Galit termių įsipilti, irgi bėga. Nesvarbu, kad druskininkas esi, jo? Nesvarbu. Čia ranka plauna, tai sakoma. Geras. Tyras, šaltas, švarus, gaivus, šaltinio vanduo. Labai skanu. Gal nuo 2018 metų. Korpusas laivų yra senas, vidus visas bus naujas. Investuojama į aukščiausios klasės technologijas, kad galėtume jūs pradžiuginti vestuvių. Oho. Ar krikštynų progomis. Oho. Taip, turais po Nemuną. Dar porą metų. Dar porą metų. Nu, ačiū, ačiū. Technologija. Labai faina. Aš pasimsiu, žinai ką? Pasimsiu šaltą laivą. Esu čia jau ragavęs karką ir būtinai mėsos mėgėjam ją rekomenduoju ragauti. Bent jau čia buvo prieš, nežinau, prieš kelis metus, prieš pusantrų metų. Tai tikrai buvau patenkintas. O tu ką? Žinai ką, sorry, aš turiu šitą pasakyti. Aš tiesiog esu apšalus. Supranti, latė, kapučino 6-3. Kosmosas. Bet čia ir nonsensas. Aš čia ne Mišelinas. Nu, tarsi, negaliu tikėti, bet karkas Serioža sakė skani. Karka kainuoja 19, kava 6-3. 6-3. 4 kavas paėmė ir karką atpirkė. Nuskaityk, nu, bet kokie briedas. Devi irgi karką? Jo, aš irgi gal karką. Aš gersiu šaltalankio arbatą natūralią. Būtum pasakęs, latai būtum lauke valgys. Aš norėčiau, bet ne čia. O lauke tai visoka. Serioža žiūrėk. Čia labai? O taip. Čia yra klas. Reikėjo tiek atvažiuoti. Vertėjo. Tikrai vertėjo. Aš norėčiau pažiūrėti jūsų veidą po pirmo kąsnelio. Tu esi ragavęs čia? Aš ragavęs. Čia? Ne, čia ne. Kažko man čia yra įspūdinga. Pažiūrėk. Žmogus, kuris žiūri video, sako, šitą noriu būti tara. Nu, paragauju. Vėl žmonės komentaruose rašys, kad kaip tu drįsti mane sudėliu KMI, vadinu stovulę. Šiaip, susimastyk. Ok, susimastysiu. Ragaujam. Tu visai bėgėdis. Nu, kaip tas pirmas kąsnelis? Labai saugus. Vertas griecho? Aš mėgstu labai veršti. Jeigu aš turiu progą įvalgyti, aš valgau. Skanus. Skanus. Oh my god. A mes idem. Dirė tiesiog. Tu kažką apie, ne? Manau, už kiek Kaip aš sakiau, būsite biršni. Štai Birštono kopytlėje bokštelis. Vytautas spa. O ten kas eina? O ten Prienai. O čia? Nemunas. Gražu. Gražu. Reikia visiems įamžyti. Uždarytas, nu, niekas nepasakė, kad reikia turėti grinų. Tad žinokit, jeigu norit iš apžvalgos bokšto pažiūrėti, turėkit dvajekėlį. Beje, gera žinia yra tiem žmonėm, kas važiuos į šitą bokštą, tai ta vieta, kur galite pavalgyti karkos, yra būtent pakeliui. Čia yra nemokama reklama, nes jau ne pirmą kartą valgom. Ir Deivis išragavo, ką pasakysi, Deivi?
Liuks. Santa irgi gabalėlį paragavo. Irgi skaninu, iš tikrųjų labai skaninu, bet tokia didžiulė. Bet esmė yra ta, kad jo, tokiais atvejais ir drono nereikia turėti. Žinai ką, jeigu saulutė šviestų ir būtų saulėlydis, čia būtų epic. Jeigu mes nebūtumėm Lietuvoje šiuo metu, taip, šviestų saulutė ir būtų tada labai gražu, bet yra kaip yra. Džiaugiamės savo nuostabia gamta, kokia jinai yra unikali. Užnesa. Tai vat su Lietuvos oru toks liūdnas reikalas. Ne visada gali parodyti gražius vaizdus. Nu. Mes šiandien kaip gryni lietuviai tipiškai, vien tik apie orą ir komplaininam. Kitą kartą. Tai va toksai oras, chebra. Dėja nesigaus pratęsti mūsų kelionės, dar turėjom kelias taškus aplankyti, bet tikėjomės gražesnio oro. Moterė. Šiaip aš to pasakysiu, lyginant su užsieniu, Lietuvos, ypač mažieji miesteliai, yra tokie tvarkingi. Tvarkingi, gražus, labai faina. Žali. Nu, tik tais vat kartais su kamera nesinori bėgioti per lietų. O šiaip tai man čia labai yra gražu ir norėčiau ir pats aplankyti daug įvairių vietų, kuriuose nesu buvęs, ir taip pat žmonėm parodyti, kad mes turim tikrai labai nuostabią šalį. Todėl, kol kelionių nenusimato, stengsimės... Mėnesį nenusimato jau? Sekantį. Tai stengsimės aplankyti čia kuo daugiau vietų. Ogi, chebra, aš vairuoju, kad nebūtų nesąmonių. Jungiam lauk. Paka.